Skilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Poras mokytojų suskaičiavo, kad yra valstybiniam brandos egzaminui reikia apie 1000 žinoti faktų, sąvokų, asmenybių. Bet kuri idėja, kurią mes sukūrėme kaip mokslininkai, arba patenka į tinkamą dirvą ir išauga, arba patenka į netinkamą ir nudžiūsta. Tai šio vietoje turbūt mes kalbame apie mokslininko santykių su visuomenė, kur visuomenės kontekstas yra labai svarbu. Vėlgi kalbame apie tą senosios Europos idėją, kai visuomeniai nebuvo hierarchinių struktūrų, arba visuomeniai nebuvo, arba buvo gerokai mažiau konfliktų, arba, sakykime, tai visuomenė buvo tokia sugyvenimo visuomenė. Tai be abejo labai lengva tam laikotarpį uždėti aukšto amžiaus etiketę. Praeitis iš esmės visuomenė egzistuoja mito forma. Aš būčiau labai kritiškas apskritai apie istorijos mokymą Lietuvoje, tai mes nieko nepažįstame. Tiksliau yra taip, kad jeigu kalbam apie mokyklinę istoriją, ji yra beprotiškai perkrauta faktais, vardais, sąvokomis, įvykiais. Tai yra viena iš didžiųjų problemų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, netgi kalbant apie komunikaciją, yra toks efektas kaip komunikacinis triukšmas. O komunikacinis triukšmas reiškia taip, kad jeigu įvyksta kažkokia tai krizinė situacija, vienas iš būdų ją užgesinti, tai paleisti daugybę visokių faktų ir tiesiog paskandinti. Tai šio vietoje, kai kalbam apie mokyklą, tai problema yra ta, kad mes turim mokykloje per daug faktų, per daug datų, per daug žmonių ir viskas nuskęsta. Tame sraute mes neturime išryškintų akcentų ar kažkokių tai idėjų, tai be abejo Gimbutienė yra, be abejo, sakykime, jos reikšmė yra, bet tiesiog tai yra, viena iš kelių šimtų asmenybių arba viena, sakykime, iš 1000 faktų, kurie, poras mokytojų suskaičiavo, kad yra valstybiniam brandos egzaminui reikia apie 1000 žinoti faktų, sąvokų, asmenybių ir vėlgi keičiantis istorijos programą jų daugėja. Tai reiškia, mes einam blogą linkmę. Reiškia, mes skęstame tam informacinėme triukšme ir tiesiog, žodžiu, to nepastebim. O toliau kalbant apie, vėlgi, jeigu apie mokslą kalbam, tai, tarkim, nukeliavus į kažkokią tai šalį ir pamačius ar knygyne, ar, pavyzdžiui, muziejuje archeologijos knygų lentynėlę, paprastai Gimbutienė bus. Viena ar kita knyga jos paprastai bus. Tai turbūt yra vis tiek viena iš žinomiausių ir pati žinomiausia pasaulyje, jeigu mes kalbėsim iš lietuvių archeologų arba, sakykime, galbūt plačiau netgi humanitarų, gal su Greimu galėtų kažkiek tai lygintis irgi, tai, sakykime, tie dalykai yra. O kalbant apie studijas, taip, aš nedėstu archeologijos studijų programų ir aš esu iš komunikacijos fakulteto. Tai be abejo, nežinau ten kiek studijose, kurią dalį užima, bet archeologai irgi taip pat žino. Ir sakykime, ne vien dėl to, kad tai yra lietuvių kilmės pasaulinės reikšmės mokslininkai, bet dėl to, kad jos idėjos veikia svarbios, ir kaip minėjau, ta Kurganų teorija, tai kaip tik naujausi moksliniai tyrimai, bioarcheologijos tyrimai patvirtina, kad ji buvo teisi. Jeigu kalbėčiau apie tautos mitą, aš nebūčiau šalininkas, kad tauta turi vieną mitą. Tai, vėlgi, aš asmeniškai esu mėgėjęs daugiau matyti visuomenę kaip individų su nuomonėm, su veiksmais, su pasirinkimais, su atsakomybėm asmeniniam grupė, negu mąstyti tom populiacijos kategorijom, kad kažkur tauta yra, kuri mane nuvedė ir aš kažką tai padariau ir tarsi aš nebeatsakingas, tarsi tauta vedė mane ar kažkokios tai kitos socialinės grupės. Tai aš labiau esu šalininkas asmeninio santykio su tikrove. Ir be abejo, vėlgi tie asmeniniai santykiai su tikrove, jie nėra tokie unikalūs, kaip mums galėtų atrodyti, nes kalbant iš komunikacijos pusės, tai yra kalbant, kaip praeitis veikia šių dienų pasaulyje, tai ji veikia per tokias, man patinka žodis naratyvas, tai reiškia tokios savotiškos rėminančios struktūros, kurių aš net galiu nejausti,
bet nesąmoningai aš ją naudoju kalbėdamas apie dabartį ir praeitį ir tai yra viena ar kitokia ideologinė arba idėjinė struktūra. Tai reiškia, jeigu aš esu tautinio naratyvo, tautinio tą etnolingvistinę prasme šalininkas, tai be abejo kalbėdamas apie praeitį aš netgi galbūt pasakysiu, kad Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas, nors tai buvo atkūrimas nepriklausomybės, valstybė egzistavo labai seniai. Arba aš pasakysiu, kad pirmas teatro spektaklis tai yra Amerika pirtyje, nes aš ignoruosiu tą teatrą, kuris buvo sukurtas ne lietuvių kalba. Tai, sakykime, bet tiesiog tai vyks netyčia. Ir be abejo, tų tokių naratyvų, tų dalykų egzistuoja, pavyzdžiui, prieš 5-6 metus tyrinėdami Lietuvos ir Ukrainos muziejus mums pavyko identifikuoti kažkur šiek tiek daugiau negu 10 skirtingų naratyvų, kaip rėminančių struktūrų, kurios lemia žmonių santykį su dabartimi ir praeitimi. Mes tyrėm muziejus. Tai mes tiesiog radome muziejus ekspozicijose jos veikiančius, bet vėlgi, ką reiškia muziejus? Muziejus tai yra, turi steigėjus, kuriems tai yra gerai, tas naratyvas priimtinas, jis turi lankytojus, kuriems yra gerai ir yra priimtinas, jis turi muziejininkus, kurie kūrė muziejų, yra priimtinas, tai kažkuria prasme naratyvai, kuriuos randa muziejuose, yra visuomenės atspindys. Ir šioje vietoje mes turim tokią savotišką naratyvų kovą. Tai reiškia, jeigu jau ieškome apie to tautinio mito, tai greičiausiai kalbėtumėm apie tautinius mitus, tai reiškia tuos, kurie būdingi dabartinė Lietuvos visuomenė ir jie būtų pakankamai įvairūs. Ir ko gero, kiekvienas iš jų aukso amžiaus ieškotų skirtingose epochose. Galbūt kažkam tai būtų ta tarpukario Lietuva idealizuota, iš romantizmo ateinančiomis idėjomis apie artojus, valstiečius, didingus Lietuvos girias, ar tą tokia, sakykime, kažkam galbūt tai būtų sovietmetis, nes sovietinis sentimentas yra labai stiprus. Kažkam galbūt būtų Vytauto didžiojo epocha, kai Lietuva buvo nuo jūros iki jūros, kai mes triuškinom į kairę, į dešinę visus ir tai buvo Žalgirio pergalė ir visi kiti dalykai. Tai visiškai nereiškia, kad kažkurie iš jų yra, sakykime, tokie, kurie yra daugiau mitai ar mažiau mitai. Bet tiesiog mes turim suprasti, kad praeitis iš esmės visuomenėje egzistuoja mito forma. Tai reiškia, praeities, tokie, kokie jie buvo iš tikrųjų, mes ko gero nerasim. Ir egzistuoja mito forma. Ir tada klausimas, o kas įrėmina tą konkretų mitą ir kur veda to konkretaus mito idėjas. Tai reiškia, šioje vietoje mes galim paimti ten tą pačią Šapokos istoriją, kuri vėlgi buvo skirta istorijos žinių komunikacijai visuomenė ir puikiai suveikė. Galim paimti Bumblausko istoriją, kuri irgi skirta istorijos žinių komunikacijai visuomenė ir taip pat gerai veikia. Ir mes matysim, kad tos rėminančios struktūros jos yra labai skirtingos ir ko gero ieškant aukso amžiaus, tai sekant nuosekliai tuo metu mes rasim aukso amžius visiškai skirtingose laikotarpiuose. Kalbant apie Mariją Gimbutienę, turbūt aš gal pradėčiau nuo tokio asmeninio atsiminimo, nes ta erdvė, kurioje dirba bent jau dalis tos erdvės Graikijoje, tai persidengia ir su mano asmeninio interesų erdvė. Keliaujant Graikijoje yra tekę būti vietoje, kur 74 berods metais buvo kasinėjimai ir palikta perkasa neužversta buvo. Tai yra toks Achelionas vietovė, viena iš svarbiausių jos tyrimo erdvių, bet tiesiog pakliuvo taip, kad 74 metai Graikijos istorijoje buvo sunkus, tai yra diktatūra artėjo link žlugimo ir, matyt, planuodama represijas liepė užsieniečiams išvykti ir visa amerikiečių ekspedicija paliko netgi neužverstas perkasas ir taip yra įdomu atėjus tą vietą, kai tu matai tą dar visą archeologinių kasinėjimų erdvę, aišku, po tiek laiko jau truputėlį šlaitai yra nusilinkę viską, bet visa erdvė yra matoma. Tai iš tikrųjų, norėjosi pačiam pamatyti, pačiam patirti, pačiam pasižiūrėti tas erdvės, tai yra pamatyti tas statulėlės, kurios rastos Achelione ar, sakykime, kitose Graikijos vietose, pamatyti Sesklo, Dimino, tas vietovės, archeologijos, tos kultūros vietas. Tai tokiu būdu aš galbūt brėžčiau tą savo santykį su senosios Europos tyrimais ir su senosios Europos idėja. O šiaip, aišku, kalbant apie Mariją Gimbutienę, man visada tai yra geras pavyzdys, kai mes kalbam apie mokslą, aš taip kartais
net ir savo studentą per metodologijos paskaitas sakau, kad vieni mokslininkai į tikrovę žiūri per mikroskopo akutę, kiti žiūri iš paukščio skrydžio. Tai Gimbutienė buvo tas žmogus, kurį žiūrėjo iš paukščio skrydžio. Aišku, abu keliai turi savų iššūkių ir žiūrėjimas iš paukščio skrydžio jis turi didžiausią iššūkį, tai yra labai reikalauja plačios erudicijos. Tai reiškia, mes kalbam apie galimybę pamatyti ryšius tarp archeologijos, tarp skirtingų regionų, tarp skirtingų laikotarpių, tarp mitologijos ir netgi tautosakos, kuri užrašyta 20-ame amžiuje, arba, sakykime, reiškinių, kurie egzistavo arba fiksuoti kokie neandertaliečių kultūroje ir reiškinių, kurie egzistuoja iki šių dienų. Tai reiškia, ta plati erudicija įleido matyti ryšius, leido kurti tos požiūrius, hipotezės ir senoji Europa viena iš jų yra. O be abejo, kai mes kalbam apie tai, kaip praeitis veikia mūsų gyvenimuose, tai be abejo jį veikia tokiais keliais lygmenimis. Tai vienas lygmuo yra tas, vadinkime, paveldas, materialus, nematerialus, kuris atkeliauja iki mūsų dienų iš praeities. Tai yra tie dalykai, kurios sukūrė praeities visuomenės. Be abejo, kai mes kalbam apie fizinį paveldą, tai mes turime tuos artefaktus, archeologinius radinius, kažkokius tai ekofaktus, ten, sakykime, palaikai, kaulai, kažkokios sėklos augalų, žiedadulkės, pastatai, struktūros, kurie išlikę, taip kaip yra išlikę. Jeigu kalbam apie nematerialų paveldą, tai mes kalbam apie labai ilgą evoliucijos rezultatą, apie labai daug sluoksnių gulančių vieną ant kito ir tą galimybę pabandyti užčiuopti tuos giliausius sluoksnius. Bet šitos dalykus gali suprasti tik mokslininkas. Tai reiškia, jeigu mes žmogui, kuris nėra archeologas, kuris nėra profesionalas, parodysim tą visą rinkinį statulėlių, galbūt jam bus gražu, galbūt tai jį nustebins, galbūt jį prajuokins, bet tam, kad atsirastų antras dėmuo mokslinės žinios, tas žmogus turi būti profesionalas ir turėti tą akiratį, tą suvokimą, tas žinias. Ir tada mes prisiliečiam prie to paveldo veikimo mūsų dienų visuomenė, prie praeities veikimo mūsų dienų visuomenė. Tai viena vertus yra paveldo objektai, kita vertus yra žinios, kurias sukonstravo, sukūrė mokslininkai. Ir aš, sakykime, mėgstu tą žodį sukūrė, nes mokslininko darbas yra taip pat kūryba. Tai reiškia, moksle mes tai vadinam interpretacija, bet tai yra vieno ar kito paaiškinimo pasakymas ir turėjimas argumentų tam pasakymui apginti. Ir tada prasideda tas, sakykime, argumentų kovos. Vienu metu moksle nebūna tos vienos tiesos, tai yra konkuruojančios idėjos, konkuruojančios teorijos, konkuruojantis požiūriai. Vieni turi daugiau argumentų, kiti mažiau. Ir vėlgi Gimbutienės tyrimai jie yra įdomus ta prasme, kad kaip kai kurie požiūriai jie gali būti labai populiarūs, gali patirti nuosmukius ir gali vėl iškilti dėl to, kad moksle mes atrandam naujus metodus. Ir iš tikrųjų, kalbant apie Gimbutienę, turbūt netgi labiau stipresnė, tokia įdomesnė yra ne tiek ta senoji Europa, bet kiek ta jos kurganų teorija. Tai mes kai kalbam apie indoeuropiečių plitimą, apie kitos kultūros plitimą. Ir iš tikrųjų ta teorija, ta idėja, kad atkeliavo žmonės fiziškai, kad tai nebuvo idėjų difuzija, kad tai nebuvo kažko tai, bet tiesiog keliavo žmonės fiziškai, vienu metu jį buvo taip jau gerokai išstumta ir jie trūko argumentų. Ir tada ateina paleogenetika, ateina kiti metodai, leidžiantis atpažinti praeities žmonių skirtumus pagal genetinę medžiagą ir paaiškėja, kad iš tikrųjų jie keliavo fiziškai. Tai reiškia, sakykime, šioje vietoje tas pakilimas, nuosmukis ir pakilimas labai ryškiai matomas. Kitas sluoksnis yra tas, kad kai mes turim senovės artefaktus, kai mes turim paveldą ir turim mokslinės žinias, tai jos pradeda anksčiau ir vėliau veikti visuomeniai kaip savotiškos bendruomenių žinios, bendruomenių informacija. Tai vėlgi mes kalbam apie komunikacinius efektus, nes mes kalbame apie tai, kad labai retas žmogus pats gali interpretuoti autentiškus artefaktus. Labai retas arba pakankamai retas žmogus skaito mokslinės publikacijas, straipsnius arba dalyvauja mokslinėse konferencijose kaip klausytojas, monografijas. Tai reiškia, kažkas turi išversti, taip juokaujantį žmonių kalbą. Čia atsiranda muziejus, čia atsiranda televizija, čia atsiranda kinas, čia atsiranda mokykla su vadovėliais. Tai tų tarpininkų, socialiniai tinklai ir kažkas tai tokio, tų tarpininkų yra daug. Ir tada klausimas, į kokį kontekstą pakliūna tos mokslininko idėjos. Ir šioje vietoje
kai kalbam apie senąją Europą, tai iš tikrųjų pakliuvo į tokį kontekstą, kuris, aš nesakyčiau, kad tai davė sprogimą tos idėjos visuomenį, bet iš tikrųjų mes kalbam apie moterų judėjimus, kalbam apie feminizmą vienu ar kitu požiūriu ir ateina moteris archeologė, kas vėlgi tuo metu buvo pakankamai retenybė, archeologija buvo stipriai dominuojama vyrų profesija. Ji pasakoja apie seną Europą, kuri buvo ta tokia matristinė arba ta moterocentrinė Europa. Kitas dalykas, ji kalba apie seną Europą, kuri buvo taiki Europa. Ir vėl mes matom tą Amerikos kontekstą, jeigu aš gerai atsimenu, tai buvo 74 metais paskelbtos tos idėjos. Mes kalbam apie tą ką tik praūžusius protestus dėl Vietnamo karo, apie, sakim, tą tokius didelius antikarinius judėjimus. Ir tos idėjos pakliuva į kontekstą, jos iš tikrųjų labai paplinta visuomeniai. Ir aišku, vėlgi, ko gero dėl to konteksto, dėl to paplitimo, dėl tų dalykų senosios Europos idėja, ji gerokai labiau žinoma yra, plačiai žinoma, negu kad, pavyzdžiui, kurganų teorija arba kurganų hipotezė, kuri buvo labiau mokslinė ir ji nepateko į tokį palankų kontekstą. Nes, kaip minėjau, tai tos idėjos savo laiku Amerikoje pakliuvo labai stiprų kontekstą ir tas įvyko didžiulis sprogimas. Ir bent jau kalbant apie senąją Europą, tai mes rasim daug žmonių, kurie žino tą idėją, kuriems yra aktuali, kurie vienaip ar kitaip ją vėl interpretuoja. Nes mes turime suprasti, kad mokslininkų idėjos iškeliavę, netgi grinuoju mokslinių pavydalų, jos yra išverčiamos į įvairias kalbas, su įvairiais naratyvais, įgyja įvairiausias formas. Ir kai tas gali įgyti net formas, kurių mokslininkas nelabai norėtų, kad jos įgytų, bet tiesiog jos gyvena savo gyvenimą. Tai aš nemanyčiau, kad Gimbutinės idėjos, ypač ta senos Europos idėja, yra kažkur tai numirusi. Bet aišku, vėlgi, kalbant apie tą, sakykime, tikrovę, kuri yra daugiapolė, daugiakultūrė, daugia ideologinė, net ir tos pačios žmonių grupės tarpe, nes, tarkim, mūsų kolegom daromi socialinių tinklų tyrimai apie tai, kaip paveldas ir istorija veikia socialiniuose tinkluose, tai mes matom vieną tokį reiškinį, kuris yra, kad, tarkim, jeigu mes kalbam apie tuos naratyvus ir žmonių priklausomybę jiems, tai labai dažnai žmogus gali priklausyti kelioms grupėms vienu metu, tam pačiam savo komentare išreikšti kelias idėjas ir netgi kai kuriais atvejais šiaip jos yra priešingos viena su kita. Tai reiškia, mes nekalbam, kad viena idėja ateis ir uždominuos ir aš to labai nenorėčiau. Tai vėlgi mes kalbam, kaip sakykim taip, demokratinė visuomenė nebūna dominuojančios idėjos. Tai totalitarizmų yra bruožas, kai visas kitas išnaikinam ir primetam vieną galingą idėją, tai demokratinė visuomenė tos idėjos jos koegzistuoja. Svarbu, mano nuomonė, yra ne tai, kad, arba sakyti, kad blogai, kad yra daug idėjų. Daug idėjų yra gerai. Blogai yra tada, kai jos radikalizuojasi ir tampa agresyvas kitų idėjų arba kitų žmonių atžvilgių. Tai reiškia, kai tampa nebeįmanomas dialogas arba bet koks kalbėjimas tarp dviejų skirtingų idėjų šalininkų. Tada yra blogai. Bet tai, kad vienu metu mes turim daug idėjų, kad jos diskutuoja tarpusavį, kad jie, sakykime, kažkurios vienu laiko momentu tampa labiau iškylančios, paskui kitos, tai yra visiškai gerai ir senoji Europa viena iš jų. Ir aukso amžius turbūt yra vienas iš tų dalykų, kurie, tokia yra vėlgi komunikacinė savoka, nes mokslininkai, mokslinėse publikacijos tai galbūt gali panaudoti kaip metaforą, ar tai gali būti kažkoks tai pasakymas, kaip įvardymas laikotarpio turint atitinkamą argumentų, bet paprastai aukso amžius tai yra ta tokia idėja ateinanti iš gerokai gilesnių laikų ir tas aukso amžiaus paieška įvairiuose kultūrose, religijose, ji vienu ar kitu pavydalu egzistavo, dažniausiai tai buvo išvedama į praeitį. Tai be abejo ta epocha, kai visuomenėje, vėlgi kalbam apie tą senosios Europos idėją, kai visuomenėje nebuvo hierarchinių struktūrų, arba visuomenėje nebuvo arba buvo gerokai mažiau konfliktų, arba, sakykime, tai visuomenė buvo tokia sugyvenimo visuomenė. Tai be abejo labai lengva tam laikotarpį uždėti aukso amžiaus etiketę, nes vėlgi taip, įsivaizduokim, kad ir šių dienų pasaulį ir visuomenė, kurioje nėra karo. Tiesiog, kaip reiškinio, nėra karo. Tai be abejo mes labai lengvai užklijuotumėm tą etiketę aukso amžiaus ir, sakykime, arba nėra kažkokio tai didelės hierarchinės struktūros, yra lygybės visuomenė, arba daugiau mažiau lygybės visuomenė.
Tai tą etiketę užklijuoti yra pakankamai lengva, bet aišku, kai kalbam apie, jau tą mokslinę prasme, tai turbūt aukso amžiaus niekada nebuvo, nes žmonės jie gyveno taip, kaip gyveno tuo laikotarpiu. Lygiai taip pat, kaip mes dabar gyvenam tuo laikotarpiu. Ir, vėlgi, kažkuriems žmonėms mūsų gyvenamas laikotarpis atrodytų aukso amžiaus. Ir aš ko gero būčiau vienas iš tų žmonių, kur sakyčiau, kad jeigu ieškom Lietuvos istorijoje aukso amžiaus, tai jis yra dabar. Kiti su manim nesutiktų, ieškotų kažkur praeitie, kažkur kitam laikotarpį, bet, šioje vietoje mano galva yra svarbu suvokti, kad tai yra nedaugiau kaip metafora, kuri kyla iš mūsų asmeninių santykių, asmeninės patirties, iš kažkokių, sakykime, mūsų šeimos patirčių ar, sakykime, kelių kartų atminties, kurią mes turim. Ir jį nubrėžia santykį su dabartim arba praeitim. Be abejo, lengviau yra nubrėžti santykį su praeitim kaip aukso amžium, vien dėl to, kad apie ją mažiau žinome.